Labas. Šiandien trumpai apie devintą energiją. Devinta energija yra gylio, išminties ir nuolatinės analizės, nuolatinės vidinės analizės energija. Žmonės labai išmintingi. Jeigu čia dabar kalbu apie pliusą, žmonės labai išmintingi. Mėgsta mokytis, rinkt faktus, nuolat juos analizuot, pasirinktoj srity, gilinasi ten iki mikroskopinio lygio, nes nori viską suprast, kaip viskas vyksta. Kas liečia bendravimą, tai tikrai nebus tie žmonės, kurie bėgios ir su visais bendraus ir kalbėsis apie orą ir sijonus ne šitų žmonių tema. Tai jeigu tu turi devintą energiją kažkur stipriose pozicijose, tai tikriausiai jauti tokį, jeigu pliuse, tai vienatvės, stiprų poreikį, atsiribojimą arba bendravimą vien tik tai su bendraminčiais, nes apie bet ką orą, kainas tau kalbėtis neįdomu, paviršutiniai dalykai irgi yra ne tavo, tai gilios filosofinės temos yra tavo sritis, kas liečia bendravimą su kitais žmonėm. Tai šita energija nemėgsta, kai yra peržengiamos jų ribos, priklausomai nuo kitų matricoje esančių arkanų, tai nebūtinai kažkaip gražiai gali pasakyti, kad nepatinka, kad jų ribas peržengi, jeigu tarkim yra ten koks 13, 15 arkanas, 4, tai stipriai peržengiant jų ribas gali būti ir agresijos. Dar vienas dalykas apie bendravimą su šitos energijos savininku, tai yra tas, kad negali su juo šnekėt tuščiai, tiesiog iš kažkur išgirstais dalykėliais kažkokiais, tu turi pletkais kažkokiais, pletkai iš viso ne jų sritis, jeigu plius išgyvena, bet su šitai žmonėm bendraujant, tu jiem turi pateikti kuo daugiau faktų, nes jeigu tu jiem šnekėsi tiesiog informaciją, tai gaiši jų laiką ir jiem tiesiog neįdomu bus tavim bendrauti. Tai tiesiog kuo daugiau faktų, kad jie galėtų paskui analizuoti, viską patikrint ir be tuščių kalbų, nes tuščios kalbos šitiem žmonėm tiesiog garsas. Tai jeigu tu turi šitą energiją ir jei išgyveni pliuse, tai vienatvė tau yra daug geriau negu buvimas su žmonėm, kurie tau su kuriais tau nėra apie ką šnekėt, tau nepatinka tos susibūrimų vietos, kur yra daug žmonių ir šneka apie orą, tau patinka gilios filosofinės temos, tu moki brėžt ribas, tu nepasitiki žmogum, kol jo nepatikrini, tavo draugų ratas yra tikrai nedidelis ir su tavim viskas yra gerai, tai tokie stiprūs introvertai, kuriam pačiam su savim yra daug geriau negu kažkokios orinės kalbos. Ir kas dar liečia, tarkim, tą informaciją, kurią jie mėgsta rinkt, kaupt, domėtis, mokytis, analizuot, tai labai panašiai kaip su 5 energija. Šitie žmonės vis jaučia, kad jie žino nepakankamai, nors, tarkim, kitam žmogui bent jau papasakoti tavo 10-15% to, ką tu žinai, pasirinkta tema, tai jau atrodys kosmosas, o
Čia jeigu išgyveni minuse. O tau vis atrodys, kad tu nežinai pakankamai ir kad tu negali dalintis, tai va, tai tau dalintis reikia. Informacija, tarkim, gali rašyti visą gyvenimą vieną knygą, nes galvoji, kad dar biški kažko trūksta, dar galėčiau kažką dadėti, vis dar netobula, dar ne. Na ir taip rašyti, tarkim, savo viso gyvenimo knygą. Ir viskas su tuo yra gerai. Tiesiog reikia priimti save, kad tu atpažinti savyje tai, kad tu turi tą polinkį į vienatvę, kad tau geriau išeiti į gamtą, jaust kažkokį ryšį su gamta, negu klausyt to šalia foninio triukšmo, kas beje, jeigu minuse, tai išgyveni šitą energiją. Tai kaip tik negali būti tyloj, tau reikia nuolat kažkokio foninio triukšmo, įsijungti televizorių, radiją ir klausyti ten, pilt tiesiog tą informacijos srautą į save, kad nepasiliktum su savo mintim, bet tai čia yra jau minusas. O jeigu pliusė, tai žmogus labai mėgsta vienatvę. Jeigu, tarkim, finansų kažkur srity stovi 9 energija, tai apie tai, kad tau visai gerai būtų dirbti iš namų, tarkim, vienam savo sauga erdvėj. Ir va, labai viskas su tuo yra gerai. Ir tikrai turiu aplinkoj žmonių su 9 energija ir, dievaži, ta prasme, tikrai jie viską žino geriausiai, jie yra teisiausi. Žodžiu, jeigu nepatikrinta, tai yra netiesa. Žodžiu, viską reikia šnekėti su jais primtai faktais. Tai va, tokia išminčiaus energija. O jeigu tu ją išgyveni minuse ir be to, kad tu ten nuolat kažkokį foninį triukšmą savo susidarai savanoriškai, tai dar, tarkim, eini į susitikimus su žmonėm, kur daug žmonių, kur tau neįdomu, ten čia šneka kažkokias pievas ir tu paskui grįžti išsunktas ir tu nesupranti, kas vyksta su tavim. Tai tas ir vyksta, tiesiog, kad tas informacinis srautas užteršia tavo energetinį lauką ir tau yra sudėtinga paskui su visu tuo susitvarkyti, jeigu tu nežinai, ką su tuo daryti. Tai gal pradžiai nusibrėžti ribas, išmokti sakyti ne ir nei ten, kur tu nenori eiti, nes jauti, kad ne tavo tenai. O paskui po truputį jau grįši į save ir suprasi ir atpažinsi ir bus aišku, kad su savim yra daug geriau negu kai kuriuose kompanijose. Tai jeigu išgyveni ir atpažįsti tai aš tau linkiu gal būt supratingesniu savo, o jeigu jau tą atpažįsti, supranti ir žinai, tai labai džiaugiuosi ir norėčiau gal tik tai pasakyti, kad nebijok dalintis informacija, nes tavo informacija tikrai yra vertinga. Tai gal dabar tiek apie 9 energiją. Ačiū, kad esi kartu. Iki.